Lapkričio 29 dieną antradienį Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje klubo skaitanti mama narės ir jų mažieji dalyvavo edukacinėje pamokoje Ruošiamės mažylio šventei. Renginį pradėjusi Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkė Dalia Brazlauskienė parodė mamytėms, kaip paprastas baltas ar įvairiaspalvis popierius gali virsti labai mielais mažylių žaisliukais, švenčių dekoracijomis. Vat, sakykime, zuikio metai buvo ir man padaryti zuikelį. Ir aš kiekvienai galit ant eglutės, galit vaikelį dovanoti. Va, kiekvienai padariau va, tokį dovanų atsiminimų kaip zuikelį. Ausis čia yra veidelis ir baltų nedaug zuikinis nėra sniego. Iš įvairių ir iš balto ir iš paprasto A4 iš tokio lapo plono. Iškerpama apskritimą su apskritimą į daug dalių su lankstom ir paskui va tokius snapelius. Tai reikia daryti ir tą snapelį taip va, kiekvieną sulenkiam ir truputį su taškelis. Iš tikrųjų daug to darbo ir labai kruopštus, o gaunas va tokia va eglutė. Renginį tęsė renginių organizatorė Neringa Černauskaitė. Renginių ir teminių vakarėlių specialistė mamytėms paaiškino, kad kiekviena šventė bus įdomi, jei ji turės savo temą. Kiekvienas gimtadienis krikštynos tikrai bus įsimintini ir po daugelio metų jei tėveliai pasirūpins ne tik gausių vaišių stalu, o specialiai šiai progai visus renginio svečius perspės ateiti persirengus pasakų herojais, daktarais ar gyvūnėliais. Ne kažkoks vakarėlis. Tai kokie yra pagrindiniai dalykai? Pirmiausia, įsirinkam temą, tada pagalvojam, kas tai temai, koks yra rekvizitas būdingas, kad mes labai nenuklystumėm ir nesiblaškytumėm ir būtų patiems lengviau organizuoti. Na, sakykime, princesės, jeigu būna vakarėlis, kaip įsivaizduot, koks rekvizitas turėtų būti? Karūna, veidrodėlis tikrai tiktų, bokštai tiktų, rūmų ar ne, plunksnų boa. Dovanėlės svečiam, tikrai jūsų svečiai norės į kitą gimtadienį ateiti, jeigu padovanosit po menką dalyką kažkokį, kuris primins apie jūsų gimtadienį. Visa šventė gali būti organizuojama ne tik namuose, bet ir gamtoje ar traukinyje. Pasirūpinus išskirtinė renginio vieta, galima renginio svečių paprašyti padainuoti, o likusios renginio programos metu klausyti smagios vaikiškos muzikos ar pažiūrėti filmą. Jei gimtadienis vyksta namuose, visiems šventės dalyviams bus smagu kartu iškepti šventinį tortą. Mamytėms kalbėjusi renginių specialistė priminė, kad visada smagiau eiti į tokią draugų šventę, kuomet gauni dekoruotą kvietimą, o atėjusi gimtadienį ir pamačius papuoštą originalią šventės aplinką, gera nuotaika išliks viso renginio metu. Kūčios ir kalėdos laikomos tradicinėmis šeimos šventėmis, todėl jų metu reikia iš anksto nusiteikti nesipykti. O per šventas kalėdas būtų smagu turėti savo šeimos tradiciją. Pavyzdžiui, aplankyti savo laiptinėje gyvenančius vienišus senelius arba žvėreliams į mišką nuvežti morkų kopūstų. Renginio pabaigoje net 4 mažyliai atsisveikino su savo brangiausiais daiktais – čiulptukais. Pakabinus ant medelio čiulptuką ir ištarus ate čiulptuk, mažieji gavo po knygą.